Einu pasižiūrėti, ar vertas mano kraujo. Labas. Ko vardu būsi? Kalbėk. Pizdan. Sakai, tavo vardas Latitijona, taip? Ne Latitijona, Latifijona. A, Latifijona, tai čia iš kurio tokio amžiaus toks vardas? Iš 21 iš ko. Ką jis galėtų reikšti? Jis reiškia nekalta labai gera mergaitė. A, ne? Nu, tai žinosim tada. Tai ką veiksim? Tai nežinau, gal einam pačiažinėt? Nu galima, pamokysi, O nes gal aš nemoku. pagal tave pačiažinėt? Mane pačiažinėt, nu jeigu moki, nu tai. O kaip čia žinėt? Šiaip nežinau, šiaip norėčiau, kad muzika daugiau, kad muzikos būtų. Tai čia, žinai, vat reikia įvairiais judesiukais. Jo. O kaip dar? Nežinau, nu galima ir taip. Jo, tai va taip, va, gerai. Nu, ką papasakoti? Aš žinau, kad truputį iškaimė, truputį išmėgti klubus. Gal dar pasakysi gerą? Nežinau, taip gal norėtum į klubą tokį nuvažiuoti. O kas čia tokio? Klubas tai yra vieta, kur žmonės šoka, šiais laikais. Va, norėjau pasakyti, kad labai man patikai. Ir būtų klausimas vienas, ką rinktumės, ar $3, ar antrą pasimatymą su manim? Šiaip rinksiuos $3, nes aš iš tikrųjų lesbietė, man nevažiuoju reikėjo. Eik tu! Nu, bet kodėl man visą laiką tokias pasitaiko? Jeigu tik patinka, tai arba lesbietės, arba, nežinau, germafroditas ten kažkokios. Aš visom panelėm nusivyliau, šiaip pati labiausiai patiko tai trečia, bet jį pasirodo buvo musulmonė lesbietė. Tai kad manau, kad neįsiu aš daugiau tokius dalykus kaip realybės šou ir bandysiu sėkmę kitur.